giesmė yra tik tais Jėzus. Todėl kviečiame, kurie eina paskui mus užeiti į katedrą, bus šventos mišios, aišku, tai yra pats didžiausias, nuostabiausias susitikimas su Dievu. Kava, ten, tas pietus palauks. Palauks, visi girdi dalykai, jeigu, kaip Augustinas sako, jeigu Dievas yra pirmoje vietoje, tai viskas yra savoje vietoje, o jeigu Dievas paskutinėje, tai yra labai, labai blogai. Žiūrėkite, žmogus tarsi vystosi, technika, mokslas, pasiekimai, bet žiūrėkite, kas dedasi pasaulyje, ne? Krizės ekonominės, socialinės, politinės, Ukrainoje visi sukilimai. Kodėl? Tai yra nuodėmės pasiekmė, kad žmogus nenori atsiversti ir pakeisti savo gyvenimą. Sako, ką man reikia čia to Dievo, kas čia? Tai aš čia dirbu, tai aš čia darau, tai aš čia mąstau, aš esu čia lyderis ir kas man paaiškins? Tik koks virusiukas prieis prie jūsų, kojytę pakryps ir jau pradėsit staugti. Dievas mane apleido. O Dievas yra džentelmenas, jeigu jūs nekviečiate savo gyvenimo Dievo, kaip viena moteris parašė tokį laišką, sako, kur Dievas buvo sausio, tai yra rugsėjo 11 dieną, kur buvo, kai jis leido teroristams, kad tiek žmonių žūtų. Sako, Dievas yra džentelmenas. Jūs pasakot, darbe Dievui ne, Dievas pasitraukia, santuokoje ne, Dievas pasitraukia, visame kame sektoriuje, politinėme gyvenime Dievui ne, ir Dievas pasitraukia ir darykit kaip norit. Ir mes po to staugiame, rinkštame, kodėl Dievas mus atleidžia. Dievas yra čia pat, nori mus palaiminti ir padovanoti. Iš tikrųjų, džiaugiamės tuo didžiuoju pranašu, mūsų popiežiumi, kuris parašė, Pranciškumi, kuris parašė Gaudium Evangelijai, reiškia Evangelijos džiaugsmas. Evangelijos džiaugsmas, kad žmogus turi džiaugtis, kad Dievas myli, kad yra Evangelija, kad yra Dievo žodis, kad yra tikėjimas, kad yra sakramentai, kad yra bendruomenė. Ir mes vienas kitam turime tapti broliais seserimis, o ne priešais, nes nuodėmė mus priešis. Todėl kviečiame į naujosios evangelizacijos mokyklą, mus rasite internetinėme tinklapyje www.gyvenimomokykla.gt. Labai lengva atsiminti, gyvenimo mokykla, kad žmogus išmoktų teisingai gyventi, kad jis pasiektų savo gyvenimo pilnatvę.